Sveiki visi portalo kablys.lt skaitytojai. Mano vardas Andrius Lekstutis, ir netrukus šiame portale galėsite paskaityti ir mano straipsnius. Todėl, manau, labai logiška būtų man prisistatyti, kad jūs skaitydami tekstus žinotumėte, kas slepiasi po jais. Taigi labai trumpai išdėstysiu savo biografiją, taip pat išdėstysiu didžiausius pasiekimus žūklėje, ir aptarsiu mėgiamiausius savo žūklės stilius. Pradėkim nuo biografijos. Taigi, gimiau Žemaitijoje, arba kaip žemaičiai pasakytų, buvau išperėję Žemaitijoje, po to buvo vidurinė, Salantų gimnazija, po to buvo Vilniaus Gedimino technikos universitetas, kur per 6 metus pavyko dasikrapštyti iki magistro laipsnio. Tuomet dar likau gyventi Vilniuje keletui metų, bet galiausiai nusprendžiau persikelti iš Vilniaus į Klaipėdą. Klaipėdoje žūklė, žinoma, buvo puikus bičiuliai, bet po maždaug 1,5 metų nusprendžiau persikelti iš Klaipėdos dar kartą, ir atsidūriau užsienyje, Anglijoje. Anglijoje gyvenu ir žvejoju jau apie 7 metus. Jeigu čia būtų mano gyvenimas, čia būtų žūklė, tai šie du dalykai visada buvo ir yra labai artimai susiję, nes meškerioju maždaug nuo 5 metų. O dabar labai trumpai apie mano pasiekimus žūklėje. Pats maloniausias pasiekimas turbūt buvo toks, kad prieš maždaug 10 metų įkūrėme Lietuvos Fiderio lygą. Tuomet dirbau komandoje, ir mes su ta komanda išliejome labai gerus pagrindus arba pamatus, ant kurių dabar ta lyga stovi gan tvirtai, ir vis toliau auga ir statosi. Taip pat reikia paminėti, kad turiu savo YouTube kanalą, kuris vadinasi Sugavai Paleisk HD. Šiame kanale mokau meškeriotojus įvairiausių gudrybių, tai yra mazgai, sistemėlės, jaukų paruošimas ir taip toliau. Taip pat dar vienas pasiekimas, bet čia jau būtų labiau susijęs su varžybomis, būtų toks, kad didžiausias mano laimėjimas meškeriojant Anglijoje buvo 500 svarų, kuriuos pavyko laimėti dalyvaujant Temzės čempionate, kuris įvyko prieš keletą metų. Ten laimėjau varžybas, sugavęs apie 15 kg karšių. Tai va, o dabar labai trumpai apie mėgiamiausius mano žūklės stilius. Reikia pasakyti, kad pats mėgiamiausias mano žūklės stilius tai yra žūklė plūdinė. Man tiesiog labai artimas tas plūdės nėrimas, ir visada stengiuosi pažvejoti plūdinę kuo dažniau. Taip pat reikia pasakyti, kad labai mėgstu meškerioti ir dugninė, tas viršūnėlės linktelėjimas yra labai malonus akiai. Taip pat pastaruoju metu užsikrečiau šiek tiek žūklę mikrodžigų. Tiek didelio, tiek mažo ešeriuko kibimas, linktelėjimas arba smūgis ranka labai malonus ir labai užkrečiantis. Jeigu nebandėte, išbandykite. Taigi, matyt, pasakiau viską, ką norėjau pasakyti. O jūs draugaukite su kablys.lt Facebook'o svetainę, laikinkite jų postus, taip pat įsidėkite pagrindinę kablys.lt svetainę į savo bookmarkus, ir skaitykite ne tik mano straipsnius, bet ir kitų autorių. Taigi, šiam kartui tiek. Iki!